Really, Tito? You can search it, Tito. Already, Tito? Yes. Gerai, noriu pradėti su šitą. No. Burrito de curvito. La Curvinelli, Don Bobrelli. La Curvinelli, Don Bobrelli. Bob curva. Bobrito Bondito. El Bobrito gangsterito. Banditelli, Don Bobrelli. El Bondito. Babrinino kurvetito. Bobrito Bondito. Baloni Lulilolli. Nu tai gerai. Ką jūs manot apie šiuolaikinius trendus? TikTok'e dabar kaip tik yra su jai padarytos nuotraukos sujungtas. Ir kur tas jai jūs visą laiką sako la lileri la lila. Bombardino krokodilo. Nes jūs atėjot, tu žinai, Česka čia šneka ir aš nieko nesuprantu, kas čia vyksta. Krokodilo bonenito, altenino kontatino. Ir sakau, kas čia yra naujas trendas. Ką? Čia naujas trendas. Ir pasižiūrėjau tik tokią tą videką, kur lietuvis darė kažkokį senio irgi rodo. Ir nesprantu pairio, žinai, bet dabar, kai rodo, tai juokinga, nes jau supranti kontekstą, žinai. Ir labai gerą komentarą. Česka paskaitė, kur tipo istorikai praskipins mūsų visą generation šitą istoriją. Nes... Mūsų kartelė, kaip sakoma, nebus įrašyta į knygas. Nu labai. Man, žinai, kas keiščiausia, kaip šitie va tokie, atrodo, labai debiliški trendai ištrendina. Tipo, kaip tu sugalvoji random padaryti Bobertino kurvarino ir kaip jisai surenka milijonus peržiūrų. Kaip? Čia tik toko magija yra. Wow. Nu, bet žiūrėkit, mes paklausėm jo ir mums galvoja dabar... Jo, ir dabar visą dieną bus bambeklyto, bambarino. Bobrino kurvito. Nu ir va... No, bandito, lafasito. Keči dalykai. O čia seskito tritito. Su tomito, butavito į Antanas primpetanas. Antanito finito ir čia stovito bambaklyto. Bambalinį. Ne, su šitų visų dirbtiniu intelektu jai tai šiaip crazy shit. Aš nežinau, ar jūs pastebėjo, aš tai ta prasme praktiškai vienu momentu buvau čia užsinešęs, galvoju, blema, kaip noriu su 3D išmok dirbti. Ir galvoju, padarysiu thumbnailą su 3D modeliu, ten padarysiu, kad iš game čaras ten tą ar tą daro. Sen, ten apsikrauti, aš 2 valandas praleidau, nieko neišmokau praktiškai, žinai, ten belia kiek darbo yra. Ir galvoju, nuėjau ChatGPT, suradau nuotrauką, ten belia kokios prastos kokybės, gali sakau padaryti realistišką šovę, realistišką nuotrauką. O gali biškai padaryti, kad išsižiojęs būtų easy. Čia tipo palauk, tu, nu aš irgi tarkim, aš dar nebandęs su nuotraukom ir taip toliau, žinai. Faktas, su Photoshopu, tai tu viską, tarp kitko, AI-us, ant kiek jisai gelbsti, kad ten ChatGPT man atsako į viską. Aš jo su juo bendrauju kaip su geriausiu draugu, žinai. Jo. Bet Photoshop'e man reikėjo, aš turėjau, žinai, iš fotosesijos, reikėjo YouTube banerio, žinai, čia mano tam gaming kanalui, ne, vat kaip tik. Ir jinai yra, nufotkinta realiai profiliu. Ir viskas, kampai nukirsti. Man reikia banerio, kur labai ten, žinai, išsiskeilina. Į Photoshopą įmečiau, tiesiog sakau, viską suvienodink ir normalų padaryk. Seni, man padarė, kad aš esu žiauriai didelioje studijoje, viską gražiai spalvas atitaikė, aš sėdžiu, aš realiai užtrukau minutę. Taip, ten tas generated fill, tipo, praplės nuotrauką, pataisyti, kažką išimt, šešėlį, tarsi, mes dabar turėjom vakar fotkinamės į momentą, ant trikojo irgi kamerą pastatęs ir matėsi šešėlis kameros, gan daug užėmė vietos. Sakau, čia įzima, pažymė, išimk šešėlį, все. Nu. Iš tikrųjų, grafikos dizaineriai praras to į darbų, žinai. Ne, bet jeigu jie mokės adaptuotis, jie tiesiog pagreitina šiuo metu savo procesą. Nes tikrai yra žmonių, kurie nemoka naudotis promptais ir parašytų visų funkcijų, žinai. Nu, iš esmės tai, bet tipo, dabar ChatGPT ten labai easy. Bet supranti, nieks, aš manau, čia visi sako, atims darbus, nu, tipo, gali ten dirbti robotai ir taip toliau, bet belia kiek reikės žmonių ir daug žmonių neapsikraus ten AI mokytis ir taip toliau, tiesiog mokės pinigus tiem, kurie išmokę bus su AI gerai dirbti. Ir kurie subscription turėjo. Nu tai taip. Iš esmės taip, bet blemba, ten žiauriai lengva per tą ChatGPT pasidaryti. Dabar žiauriai trendina, pas mane bent jau Facebook'e labai daug metą Gilby art kažkaip. Tipo, padaro vos ne cartoon, žinai, tokį... Mačiau dabar, daug kas pradėjo daryti. Ir aš for fun irgi galvoju. Pasidariau? Jo, tai pasidariau save, žinai. Kaip gerai atrodo. Nežinau, ar kameroje matosi? Matosi? Jo, nu tai, tipo... padarė va tokį, žinai, cartoon. Aš užtrukau pasidaryti šitą dalyką 30 sekundžių. Ir šiaip būčiau... piešę tokius dalykus. Būčiau mokėjęs ant 100 eurų, būtų piešęs 2 savaitės biržas, kaip ten būdavo su Simpsonas anksčiau. Taip. Tai va čia realiai same shit, tai viską padarė, idealiai net pavadinimas yra, tipo... Jo. Viską, žinai, žiauriai tinka. Irgi pavyzdys, įdėjau čia nuotrauką, matai, prastos kokybės yra. Taip. Tokį. Va, šit čia.
thumbnailai irgi dariau. Klausimas, ar matosi dabar? Ja. Matosi, kaip ten per kamerą. Matai kažką? Iš kito kambario matau. Teliko gali pajungti. Jo, ant teliko. Kažkas rašė komentarą, mačiau ant Jo. teliko pajungti kitą kartą. Matosi? Jo. Tai tokią nuotrauką įkėliau. Nu, 2D, čia pikseliuotis, ko pakeisk, vietoj to ten uždėk trofėjų, vietoj bombos. Nu ir ką, žinau. Tipo, Wow, okei. Bliam, aš šiaip žiūriu realistiškai, nu. na. Nice. Viską keičia, šiaip visą gyvenimą mūsų keičia AI-us. Kaip čia GPT man pakeitė? Seniai, aš seniau visada eidavau googlint, pavyzdžiui, ar teisingai žodį parašau, ar teisingai ten ta informacija. Nieko daugiau nebereikia dabar, viskas į ChatGPT. Ne, ta prasme, Nu, su produktais. Cartoon shit. Nu, Irgi. su produktais realiai aš nusinčiu irgi 2D nuotrauką, sakau padaryk 3D. Ir žiauriai jis padaro. Net gali, sako, parūpinti failus, tipo, jeigu nori 3D printinti, sako, nori kaip factory, nuot, ką nori daryti, žinai. Tai va dabar galiu įdomu dėliai, čia biškai užtruks. Aš mačiau Bet, dabar, tarkim- Gerai pertrauks, kol tu ieškai. Mačiau padarę YouTube thumbnailus, tipo, gamina, žinai, bičias, nusipiešė ant popieriaus lapo, surašė, tipo, ten cloud, žinai, forest, tipo, nupiešė veidą žmogaus, ten parašė tekstą, viskas yra ant lapo. Nufotino tą lapą, įkėlė į ChatGPT ir jam padarė literaliai įspūdingą thumbnailą. Va šitą aš nupieštas. norėjau Wow. pabandyti. Bandžiau. Su laputo? Tarp kitko. Jo. Ai, nupiešęs buvo? Jo, tipo, pabandžiau, nupiešiau va tokį. Gerai, aš per daug nesistengiau, galvoju kažką nupiešiu. Tipo, nupiešiau čia, va, kad žuvis tipo didelė, čia moteris su kardu. Ir čia Čia su ranka piešiai? Nu, tiesiog Per per kom? peintą. Aha. Per peintą, žinai. Buvo įdomu, ką padarys. Iš pradžių padarė tokį labai negražų man, nu, tipo, va tokį. Animuot. Bet Žiauriai gerai, Gal what the šiaip fuck, žiauriai. seni? Matosi, Šiaip žiauriai geras. Aš daugiau pasakė. Bet koks, žinai, žaidimo Nu, vaibas toks. labai geras. Bet, nu, čia pridėjau tas dvi moteris be reikalo, sakau, padaryk realistišką. Ir What the E, fuck? čia pilnai neužkauna, bet, va. What the Tik daugiau fuck? kamerą. O čia žiauriai, aš neatrodo, grinai, Wow. After Effects, žinai. Nu ir apie ką mes kalbam? Aš pagalvojau, žinai, va dabar įdomu vadėlį, nesu bandęs, va, tu man paminėjai va tos Simpsonus, kai ten piešia ir panašiai. Aš galvoju, pasidarom žiek nuotrauką ir jis biškai užtrunka vis tiek. Jo. Pažiūrėsim, kaip sugeneruos, tarkim, pasidarom tokį. Gerai. O bandom Pažiūrėsim, padaryti čia Simpsonus. GPT. Live podcast. Aš noriu būti AI. Bartas. Recreate this Tu image. būk Lyza, o tu būk... Simpson Ne, style. Eipas. Eipas? Kodėl eipas? Nes tiesiog paprašiau, kad Degėlo. padarytų kaip Simpsonus, pažiūrėsim, ką Tu padarys. vienintelis verslo turi degėlą. Ai jo, degėlą, gerai. Excellent. Ai, dar Luma AI naudojau, kur video gali padaryti iš nuotraukos. Na, jis biškai toks skaft. Sakyčiau, kur ten susiblurina, truputį neryškiai tekstūras perduoda ir kartais nesąmonės padaro, visą laiką slow motioną kažkokį padaro. Tai nelabai man patiko, bet irgi dariau nuotraukas per jį ten ir pabandžiau, tai... Su video dar sunkiai, aš irgi pastebėjau, kad labai sunkiai padaro realistiškus video. ta prasme. Kažką dadėti įmanoma, dabar ir ant premjero jau atsirado, kur gali pratemti videką, tipo nebėra, nu, tau reikia medžiagos, turi ten 3 sekundės, tau reikia 8 sekundžių, tu gali pratemti ir tau premjeras padaro su Jo, AI. Aš sakiau, kad noriu dabar padaryti dar videką. Nufilmuoju realiai short filmą. Nu, sakykim, kažkokį tai, ar ne? Ir visą tą short filmą, kad man AI-us padarytų kaip kartūnsą. Tiesiog, žinai, animacinį viską, žinai, Animacinį kaip filmuką. Išsisaugau vieną, kur grinai, tipo, įdėjo videką Jo. ir įdėjo videką ir parašė, kad atkurtų... Berlyno. Lagarino Fambarino. Melanino. Šiaip crazy insane. Aš nežinau, labai tikiuosi, kad matysis. Mums reikia teliko, blemo. Po šio podcast'o gerai suprantu, kad reikia teliko. Ieškokime, mums reikia rėmėjų, kad mes galėtumėm teleką nusipirkti. Ir jo, labai kas Nes keista. kišenės tuščias. Iš tų crazy yra, kad galima labai stylinti thumbnailus. Kainavo daug labai įrengti šitą studiją. Nu, Stylinti thumbnailus labai lengva galima. Mačiau, kaip Mr. Beast'o thumbnailą paėmė. Ir save tiesiog paprašė, kad įdėtų vietoj ChatGPT. aha. Ir galiausiai, žinai, va čia paskutinis Mr. Beast'o thumbnailas, kur tiesiog jį įdėjo. Wow. Ok. Tai va, Blemba, tai realiai visiškai galinus. Kas čia buvo, ką? Čia nukritau. čia iš tos pusės, kur turėtų būti legal, bet... Reikia EIAus, kad praplėstų stalą. Padėjau. Ne, insane. Ir šiaip dar mačiau dabar, pavyzdžiui, labai quick tip. Seni, nu tas ne. Wow. Ai, jau aš mačiau, mačiau. gal- Gerai, pirmą parodau kamerai, po to aš jums parodysiu.
Nu, Žiūrėkit, įsivertinkit kamerą, ką manai, Aurimai. atrodo, kad Simpsonai. Prikolas. Var jums parodo. Eik tu! Ar tu Homeris, ble? Seni! Išsisaugo. Wow. Fotkę. Eik tu, na. Net STVD, na gerai, parašė SVD, bet Panašu. realiai atkartoja tavo mėgstuką net. Barzda. Žiausprauktukas. Čia mano tatuiruotė net kartoja. Šitą galima pakestą uždėsim. Aš atsiųsiu šitą nuotrauką. Jo. Atsiųsiu originalią ir šitą uždėsim. Gerai? Wow. Aš negaliu patikėti, kiek viskas easy dabar. Ir tai buvo maždaug ten, kai buvo, čia, no offense, tai buvo Marta Geltonok, ar ten panašiai ten tie visi animuok. Taip. Tai, ką man ką tik suanimavau. Nu, seni, mes tau po 2,5 eurus dabar. Skolingi mes. Gimme, oh man. Ir šiaip, žinai, ir dabar negali nei vienas žmogus skūstis, kad neturi tulsų ar dar kažką, kad negali kurti turinio, nes dabar realiai kiekvienam yra viskas paduota ant lėkštutės ir gali daryti, ką nori. Realiai gali parašyti į tipo ChatGPT, sugalvok man idėją kažkokią tam. Sugalvok idėją, sugalvok strategiją, sugalvok Jo. viską padaro. žinai. Suplanuok mano savaitę. Taip. Maisto daug kas daro dabar su maistu, nes, tipo, nežinau, ką valgyti ten, tarkim, savaitę į priekį, žinai. Jo. Aš esu alergiškas tam ir tam mėgstu, tą Taip, nemėgstu, pys savaitės planas dėlioja, tu pagal tai valgai. Nebereikia. matai kalorijas, tu fucking viską matai, ant kiek yra easy. Ir šiaip, Pavyzdžiui, nu. dar pratęsiu, bet sporto programos. Taip, nu ten Re- jau sakyti. Jo, realiai nebereik trenerių. Nu, tipo, kad jie sudarinėtų sporto programos. Taip, kad tau, Matai, ten- tau, kad rodytų, kaip sportuoti. Jo, bet kad sudarytų programas, aš sveriu tiek, aš mėgstu daryti tą, noriu užsportuoti krūtinę ir padaryk man sporto programą savaitę laiko. Bum, viską tau Nu, reikėtų pratestuoti tokį dalyką. Bet tai Tikrai vis tiek bus. Treneris yra tas žmogus, kuris tave patikrint gali ir žino, kad tu reikia, žinai, taip tai... Taip, iš tos pusės jo, bet tipo beginners, žinai, kur tipo, jo. tu ką tik pradėjai sportuoti, tu net nežinai, kaip ten hantelį keltais. Jo. Tu žinai, tau Bet čia vėl sakau, atsiremiam į tą, kas moka naudoti šitais tulsais. Nu, čia nereikia mokėti, bet tiesiog reikia, kai kurie bijo. Aš žinau, aš manau, pradžioje, kai atsirado tas ChatGPT, aš tiesiog, tipo, šūdas. Dabar čia tą naudoti. patį sakiau. Tai Jo. iš esmės yra tokių žmonių ir labai jų daug yra ir visada bus paklausa vis tiek tiem, kurie rašo mitybos Jo. programos. Bus, bet aš manau, kad- Niekur nepradings. manau, kad apmažėja, bet žinai, kai aš būčiau norėjęs, kad mano 12 klasiai būtų ChatGPT. O jo. Nu jo. Šitą faktas, egzaminus, faktas. daryti tos pačius namų darbus, blemba, tu ne. Viską mokėt. Eik. Pas mus būna kažko, tarkim, aš nežinau atsakymo, Gabrielė nežino atsakymo, ateina Markas, sako, kas, nu, tipo, taip ir taip, žinai, ką čia reiškia. Pažiūrėk, ChatGPT. Nu. Tiesiog, nes mes patys nežinom tipo atsakymą. Jis pats nueina, pasigūklina, ChatGPT pasižiūri, ką čia jis turi atsakymą. Wow. Tai ir šiaip, žinai, va dabar buvau kompą nuvežęs bildint, žinai, kad sudėtų viską. Tai... Aš pasirodžiau. Vaiduokliai. Jo. Tai buvau nuvežęs kompą, kad bildintų ir aš atvežu tą kompą. Atsimeni ten dar prieš kokius 6 metus, kada aš ten Taip. bildinausi. Ir atnešu ir sako, tu su juo montavai čia tiek laiko. Ir tada, Bernai, ateikit čia. Blet, stoju. Kėdos pridaryti. Jo. Ir taip, pažiūrėkit, jisai su tokiu kompu montavo ir visi. Ir aš toks, nu, blet, zaibė, žinai, kur patyčio objektą, žinai, bet po to sako, labai faina, kad jis pasakė, ypatingai ateina labai daug videografų ir tenai, kur dizainerių ir taip toliau. Man reikia čia būtinai pačio geriausio, galingiausio už 2-3 K, žinai, tipo, ten 4 ir ten taip panašiai, žinai, su bilding, kad galėčiau dirbti. Sako, pažiūrėk. Aš tokio kompo kaip tavo už 300 neparduočiau. Sako, tipo, o tu, sako, tiek projektų padarai su juo ir tiek laiko pradirbai. Ir sako, ne geležis, o rankos svarbu. Kas yra iš tikrųjų ir dabar realiai kiekvienam yra suteiktos visos galimybės. Tu tiesiog daryk. Ir kaip tu pats sakei, daugelis ar bijo naudotis, bijo pabandyti, žinai. Ar Bet nežino, šiaip- nesupranta, tipo nenori išsiaiškinti. Bet visas galimybės dabar ypatingai duotas. Čia iš tos pusės, kad lygiai taip pat kaip mūsų tėvai, žinai, seneliai, jie atsirado telefonai, niekada neaprato ir tiesiog Taip. nepriprato kai kurie, žinai, tai mums yra svarbu pasilaikyti šitose, sekti naujienas visas ir kas Jo. atsiranda naujo ir naudotis tais tulsais, nes kitaip po to mes būsim po 10 metų. Taip. Ne, aš nemoku ir čia ir gali daug galimybių labai. Įrašyk Taip. man numerį. Žinai. Tai, ble, man tas pats, žinai, aš gal pradėjau galvoti, kad aš prieš 8 metus atrodė viską kaip ir žinau, ten tipo, kas tenai, kur, ką sekti, ką kelt ir taip toliau. Ir dabar atsirado tie visi jie ir aš pats jaučiu, kad, ble, aš jau vienu metu save pagavau, aš bijau, tipo, o kam čia man reikia, aš nesinaudosiu, žinai, aš pats viską geriau žinau. Šiaip jau nebespėjai sekti, kiek daug visko išeina. Reikia viską bandyti ir kad tik neatsilikti nuo visko, nes tai viskas greitai keičiasi, kad, oh my god. Šiaip gali atsirasti kažkokie opportunities, žinai, kur Taip, tipo, random vietoj gal
tokią idėją šaus, kad ten milijoną uždirbsi, žinai. Nu, tipo, Ir aš kaip pagalvojau, kaip tai greitai adaptuotis ir tos pačios kompanijos, visos programos, sakykime, Photoshopas įdėjo tą savo AI, bet jis jau nebėra toks geras kaip kitų, žinai. Taip. Ir ant kiek jos turi būti pranašesnės vieną už kitą, padaryti, kad useriui būtų patogu ir patikimo naudotis. Nes aš manau, kad tipo, Photoshopo tipo, userių naudojimas, manau, krenta su kiekvieną dieną, nes tų visų ChatGPT, kaip pavyzdys dabar atsirado, tai N dar kitų yra, kur AI jūs dirba, nu, tipo, žmogus tiesiog tingi pats dėlioti ir ten gražinti, kuris tiesiog gali dabar parašyti, žinai, ir jam kainuos daug mažiau negu nusipirkti. Bet vis tiek, man atrodo, aš įeinu į Photoshopą, aš pats galiu pakoreguoti, ką aš noriu, žinai, man vis tiek vis dar... Ten tiesiog gali parašyti, pakoreguok tą. Eina savo. Ne, šitą, nu, jo, galima, bet vis tiek vis dar yra taip, kad laisvė, tipo, kiekvieną pikselį pakoreguoti yra tavo rankose, kaip naudoji programas. Taip. Nes būna, kad ten parašyk užrašą ir vis tiek jei jūs parašo blogai, su klaidom, žinai, ypač lietuviškai. Nu, pavyzdžiui, dar neturim tokių galimybių, kad įdėti savo video ir padaryti tikroviškai atrodantį dinozaurą, žinai, jame. Vis dar reikia 3D modeliuoti, įdėti, apšvietimą. Taip toliau, jo. Bet aš atsakau, paskutiniu metu labai taip norėjau, aš įsijungiau Blenderį 2 valandas, sakau, Va, norėjau, aš Blenderį irgi mokiausi, žinai, tą patį kaip tu. Mokysi irgi? Aš prieš porą metų ten Ką tu norėjai daryti? Aš tiesiog labai norėjau, kai green screen'u nusifilmuoji, aš noriu pasidaryti visą tą, vad galvoju, ar yra jėjų, tičiųjų yra, kad jeigu aš kreipiu kamerą, nu kitas angle, ne, Jo. kad man padarytų realistišką, žinai, ten, pavyzdžiui, pastatą, ar ten, pavyzdžiui, kai tu krenti, žinai, kad viskas, nu, realiai per Blenderį viską tą pasidarai. Jeigu 3D, jo, per Blenderį, bet šiaip tai tas trekinimas, visą kitą, tai galima ir daryti After Effects'ose, ten ar DaVinci. Bet ar tu gali sukurt pats visą aplinką? Su After Effects'ais? Ne. Nu tai va, Blenderis tam yra. Nebent 2D. Nu, bet aš noriu va to visos aplinkos, tarkim, aš ant angoraižio sėdžiu, ne? Jau. Kad nereiktų stokį. Blenderį reikėtų. Nu tai va, Blenderį, aš va to norėjau mokytis. Bet yra tada... Ką gali padaryti, tai gali parsisiųsti yra daug svetainių, atradau paskutiniu metu, kur 3D visokių objektų gali parsisiųsti. Ir tos objektus gali tada jau įdėti į After. Yra jau prigaminti. Jo. Tai reikia tiesiog mokėti naudotis. Iš tikrųjų, man pačiam kosmosas, aš nesu 3D workeris, man paprasčiausias bottleneckas buvo, kur aš tipo noriu pakoreguoti veidą per Blenderį, paspaudžiu edit modą ir man veidas nusikelia ant žemės, nuo kūno visiškai. What the fuck, nu kodėl, žinai? Įsijungiau šitą ChatGPT, balso tą aktyvatorių, pasidėjau kitame ekrane, žinai, ir aš su jo real time užnekos, sakau, žiūrėk, man pasideda objektas, sakau, ten ant žemės, ką man daryti? Na, pabandykite iš pradžio aptomą, tada pabandžiau, neveikia. Sakau, šitas neveikia, ką dar padaryti? Tada gali pamanyti pakeisti ten origin, set to place, ten lalala. Pabandžiau, sakau, ir šitas neveikia, ką daryti? Tai tada jis išmeta jau ten belekiek, kur reikia ten naršyti pasėdingus. Sakau, nu, man tokią problemą dabar išsiaiškinti reikia, kur aš tiesiog galiu apeiti kažkaip šitą sistemą. Tai sunkus tas darbas, reikia mokėti labai naudotis tą programą 3D ir ten daug darbo yra, žodžiu. Ką nuveikė čia savaitę? Tai va, aš prasidėjau prie kompo, prie Blenderio. aš montavau 2 video montavau porą reelsų irgi, vis kažką norėjau įdėti tokio, ko įprastai nedarau, nes man patinka visai kartais pasimokyti kažko naujo, tai va ir taip ir praleidau savo dieną. Ką nuveikė gerą per šią savaitę? Aš tai laimėjau Endurance kartingo lenktynės antrą vietą. Tai va, pagal Formulės 1 taisyklės visas. Jo, tai žodžiu, buvau renginį, pakviestas ten žodžiu 8 komandos ir komandose po 4-5 žmonės, žinai, tipo. Nu ir gerai, kartingais pakvietė į tą renginį, ten mes pinigus, žodžiu, kad ten nupirkti automobilį, žinai, kad į Ukrainą, ten, nu, žodžiu, dalykai ten, tipo. Nu, žodžiu, labdara. Geri dalykai, žodžiu. Labdaros renginys. Labdaros renginys ir ta prasme, tu susimoki tenai tą, vat, entrance, žodžiu, ir taip toliau, ir mes ateinam, nu, sako, važinės kartingais. Jo, važinės, nu, sakau, su draugais esam buvę ten ne kartą, žinai. Ok, tai, žodžiu. Padeda 4 lapus taisyklių, blėt. Tu na, galvoju, what the fuck, čia man persikė. Kartingose 4 lapus taisyklių. Jo, tai varžybos. Bet čia ne kartingai, čia, nu, tipo, kartingai, bet varžybos. Žodžiu, su visais pitais, su pakeitimais, su kvalifikaciniu pravažiavimu, žodžiu, jo. Pavyzdžiui, aš nežinau, kas yra trasoj Jokeris. Žinai, ne? Nežinai? Kur važiuoju turi vieną papildomą... Ilgesnis ratas, vienas turi būti. Nu ir tarkim, tu važiuoji, ne, visa komanda valandą laiko be sustojimo turi važiuoti kartingas, ar ne? Tai tipo pitai yra, pasikeiti vienas ir iš karto toliau vėl važiuoja, žinai. Ir tarkim, per visas varžybas yra pas mus buvo, nu šiaip numažino tos džokerius, žinai, tipo, 5 džokeriai per visą varžybas ir jeigu tu nepadarai
ten, tarkim, padarai 4, Bauda gauni. bauda, žinai, jo. Nu ir taip toliau. Nu ir tipo buvo dahuje tų taisyklių, kur ten pitas įvažiuoji, paspaudi mygtuką, užsidegė žalia, pavažiuoji, pasikeiti kartingą, persidėti ten svorius ir taip toliau. Ir tada vėl pavažiuoji, mygtuką žalia ir leki, žinai. Tokių belekiek taisyklių ir aš toks galvoju, okei, ką darom? Mokam taisyklės, išmokom, žinai, gerai važiuojam, o ten visi, žinai, aš atėjau paprastai apsirengęs, nieko neišsiskiriantis, žiūriu kitų varžovų komandose, apsirengę kombinezonais, ten, žinai, šalmai savo, žinai, pirštinės, pizda, sėdžiu galvoju, nu, va dabar tai čia man šakės bus, žinai, tai mane suvartys kaip obuolį. Ir mes pradėjome važiuoti seniai. Belia kaip gerai sekėsi, aišku, įtampa. Aš niekada kartinguose dar tokios įtampos nejaučiau, kur, tipo, tu realiai valandą 30 minučių kvalifikacinę pravažiavom ir mes patekom, man atrodo, gal 5 ar 6 vietoj. Vos ne vieni iš paskutinių, žinai, startuojam. Nu ir, žodžiu, pradėjom važiuoti. O kai sakai, mes tai kas yra? Nu, mes 4 ten buvom, žinai. Tai mūsų komanda iš 4 žmonių susidarė ir, žodžiu, kas 10 minučių keitėmės. Nu tai pradėjo pirmasis, jis labai gerai pavarė, šitas Matonis iš Power Hit Radio ir pravažiavo, tada Mato iš Lithuania HQ, žinai, ir tada aš 3 buvau. Nu ir, žodžiu, mes pradėjom keistis ir ten, žinai, vieni stumdosi dar kažką ir mes finišavom tai 4, nu, tipo, pagal laiką. Nu, bet tada baudos. Ir, žodžiu, aš galvoju, blemba, mes kaip ir normaliai viską padarėm ir taip toliau, o ten pasirodo kiti, žinai, agresyviai važiavo ar dar kažką. Ir pist, paskutinis finalinis rezultatai, žinai, mes 2 vietoj. Žinok, aš taip džiaugiausi, aš seniai nebuvau tokiuose, kur tiek adrenalino turėčiau ir dėl kažko varžyčiausi, žinai. Ir pist 2 vietą, eik tu, na, aš toks laimingas, kur, tipo, nieko mes negavom šiaip realiai. O buvo kažkoks prizas, ne? Taurę laimėjom, taurę gavom. Kas ant kurio iš 4 pasidalinot? Merginai atidavėm. Nu, tipo, sakėm, kad bernai tiek to, žinai. Šitas vaibas, kaip man irgi driftė važiuoja, žinai, tipo, sako, tai ką tu ten gauni, ką laimė, žinai? Jo. Taurę? Taurę. O tai kiek išleidai? 50 000. Žinai, kad laimėčiau, žinai, ką gavai? Taurę. Ai, dar šampano gauni, nealkoholinę pasipilsi. Jo. Barabum, barabėm. O tai gerai, žiūrėk, šiandien kaip tik, vat, norėjau paklausti, šiaip, vat, random. Padangas, ne? Vienas asmuo gali priduoti, jeigu aš neklystu, ne? Vat, per 5 padangas. A, ne? Jo. Komplektus. 5 padangas. Tik 5 padangas? Nu tai taip, tai kiek tu kartų keiti per metus padangas? 1. Mhm. Nu, tai tas padangas, pavyzdžiui, iš vasarinių pasikeiti į žieminės, tu vasarinės gali atiduoti. Jo, tai vat, okei, tu atiduodė, ne? Jo. Priduodė į ten tos laužus, ne? Jo. Eko punktus tos, jo. Gerai. Ką drifto žmonės daro? Nes jūs sudrožėt. Norėčiau, kad pamatytumėt mano rūsį dabar. Aha. Tai ten yra koks 100 padangų. Tiesiog guli, nes aš jų kaip ir neturiu kur išvežti. Kaip ir turiu, bet už kiekvieną padangą reikia susimokėti po kelius eurus. Tai man, nu, brangu kol kas, bet yra tokia įmonė, kuris superka tas naudotas padangas. Praeitais metais buvo taip, kad mums sportininkams su licenzija galėjom priduoti nemokamai padangą. Ten tam tikruose punktuose. Šiais metais nebėra, tai vėl vešiu tam tikrą punktą ir turėsiu mokėti už tas padangas. Tai jo, taip yra. Aš taip galvoju, tu sudroži tai per vien pratybas, ten tas praktika, žinai, belekiek tų padangų. Jo, nu per sezoną sudrožiu apie 100 vienetų grubiai padangų. Tai va tiek dabar pas mane Rusija yra. Kai buvau pas Butamio Aršytai, tik briketus radau. Kad tu pas mane Rusija buvai. The fuck? Ko aš nežinau? Kada čia per naujus metus? Rusija buvai? Ką tu veiki Rusijai? Aš dar nusifotkinau prie tavo briketų visų. Tu nesu manim buvai, tikrai. Nu, mane Gabrielė nufotkinau. Ai, nu tai va, tu ne... Ką jis su Gabrielė veikė Rusijai? Tai ėjau briketų užmesti. Ne, tai ten Rusys yra labai didelis. Tai yra dar kitų kambarių, kur yra padangos, kitoj briketai, kitoj detalės. Nu, žodžiu, jo, tai mes naudojam... Ok, nes man toks ir buvo momentas, tai kur jie turi dėti visą? Be žodžių, nesmė. Jo, mes parduodam, susimokam, kaip sakant. Gerai, o ką tu veikiai šią savaitę? Aš buvau Kaziuko mūgiai. Vairės, blema, kiek jokingų, tu buvai irgi, ne? Kiek jokingų ten istorijų galima, tarsi. Vienas didžiausių topų tai, kad jau prasidėjom, skublėm, žiauri noriu tūliko. Gabrielė sako, tai aš einu, tu nuo iki tūliko dasivysis. Davai, žinai, einu iš prie tūliko, laukiu, ta kailutė, nu, 4 žmonių, žinai, ir kokie 7 toj, žinai. Tai jau buvo Kaziuko mūgės pabaiga, link galo. Ir žiūriu, vienas, tipo, žinai, visi raudonai, kad užrakinti ir vienas žalias. Nu, bet
ką žinau, gal tiesiog, žinai, sugedęs esu užraktas, nu tai nieks neina, tai aš laukiu eilėje, žinai, pys mano eilė atėjo, nejau kitą tualetą, darau savo reikalus, kaip sakant, ir girdžiu, kažkokia, nu, matyva, moteris eina link to tualeto, kuris buvo atrakintas, ir kažkoks vyras, geriau ten neikit, sako. Ta girdžiu, ta prasme, ten, sako, sprogimas buvo. Ir jinai, vyresnio amžiaus moteris, nesuprato bairių, žinai. Ir ant stavo tą tuliką, eik tu nahui, sako. Uždaro, žinai, žvengia kažkas ir girdžiu, tipo, ateina, žinai, irgi kita moteris, bet, nu, tikriausiai užsienietė, nes buvo atsidarę ir sako, oh, fuck. Ir čia tu gal sėdėdamas ant tualetą girdėjai su šitą. Nesėdėjau ant tualetą, tiesiog dariau savo lengvus reikalus jo, bet čia buvo, žinai, 30 sekundžių klausimas. Aš suprantu, seni, kaip tu turi apvaryt, kaip? Nes jeigu, sakau, atėjo, žinai, vyresnio amžiaus moteris ir, tipo, sako, eik nahui. O, ta prasme, aš irgi esu matęs ne Lietuvoje, bet užsienį, kad būna, žinai, tipo, apvarytas tulikas ir sienos. Esu matęs. Kaip? Bet kaip? Tai jeigu tu varai ant sienų, tai turi pats turėti apsitaškyti, taip gaunas, aš nežinau. Ta prasme, kokią amplitudę turi eiti, žinai, tipo, kad tu... Ką reikėjo valgyti, kad siuko mūgiai, kad taip sprogdint tuliką? Kainos tai irgi geros. Kainos jo. Mes nuvarėm pavalgyti. Tiesiog, žinai, aš pasiėmiau... Ziuko mūgė? Jo, nu tiesiog praseit ir ten, kur yra šitie... tos kavinukės. Grilius tas, jo. Jo, nu ir man, aš kiekvienais metais tradicija nueit pavalgyti, žinai, ir alaus išgert. Nu ir aš nueinu, tipo, pavalgyti, žiūriu, ten plovas, Kijevo kotletas ir taip toliau. Nu ir atrodo, jeigu tu jėmi, tarkim, Kijevo kotletą, tai ten garnyras turėtų kaip ir būti įskaičiuoti. Atskirai vietų. Tai aš Kijevo neėmiau, nes pamačiau, kad jeigu Kijevą jėmi, kas kainuoja ten, man atrodo, virš 10 eurų, bulvytės free, 5 eurai dar, žinai, tipo. Va tiek. Tai ten, nu, toks nedidelis, žinai, indelis. Tai aš kažkaip pasiėmiau plovo ir tokios sasiskos didelė, žinai, ta prasme, atrodo kaip jaučio penis tiesiog padėtas, žiauriai, jokingai atrodė tas sasiska, bet šiaip labai skanu buvo. Ir sumokėjau, man atrodo, jeigu aš neklystu, va, už plovo gabalį, nu, indelį. Ir tą sasiską 24 ar 26 eurus. Čia kaip normaliai kaviniai. Taip, nu, blemba, kažkaip, nu, okei, aš suprantu, kas jau, kad ten mūgė, žinai, visą kitą. Ne, aš suprantu vis tiek. Bet seni, aš sumokėjau 2, nu, sakau, ar 4 ar 6 eurus. Jo. Tai dar alaus pasiėmiau, alaus. Būtų pigiau ten, vat, kai buvai į Kaziuko mugę ir tiesiog nusigiai kokią restoraniuką. Jaučiu, faktas, kad būtų pigiau. Tai jeigu tiesiog į kavinę kažkokią užsukus, tai būtum turbūt 10 eurų sumokėjęs. Nu, šyrikas jaučiu patiekalas. Dienos pietus kokį 6 eurų. Nu, 6. Tenas turi tradiciją, kuri kiekvienais metais vis brangiau kainuoja. Jo. Ir dar alaus pasiėmiau už 6 eurai ar 5, dabar irgi bijau sumeluot. Nu, tai bendrai, vat, prisėdimas toks 30 eurų, žinai. Tada... Ačiū. O tu pirkai dar kažką? Mes praėjom žiauriai greitai, tai mes nusipirkom tų, sunku žodis, liofilizuotų vaisių. Tai liofilizuotų? Kokių? Liofilizuotų. Liofilizuotų. Aš nežinau, aš sugirdėjęs, bet nežinau, kaip taris. Džiovintų vaisių žodžiu. Džiovintų ten užšaldytų vaisių. Tai mes pasiėmėm aviečių indelį. Tai va toks paindelis 6 eurai. Tai kaip ir, nu... Bet uogos brangios ir pardės. Jo, normali kaina, sakyčiau. Ir paskui dar pirkom spurgyčių. Tai ieškojom, kur biš pigiau, nes visur buvo po 8 eurus, tai radom 6 eurus po tokis indėlis. Tai visai neblogai, panašiai kaip Palangoj, žinai. Nu, tipo, solidžiai, tai mes leidom 12 eurų, daugiau nieko nepirkom, nes prieš tai buvom pavalgę kaviniai. Aš atsiminiau, kalbant apie maistą, aš šią savaitę dar buvau pas Matulį. Virtuvėje filmavomės, gaminau tinginį su rududu. Wow. Ta ruda, aš pagaliau sužinojau, kaip gaminas rudas tinginys. Tiesiog su kakavo. Ne, Nu, kakavos nėra. Kakavos tas tirštas pienas. Rududu. Nu, Tai čia ne... čia gaidys, ne. Tas kremas. Čia gaidys, ne tinginys, iš tikrųjų, kaip surimu. Man tai, žinok, skanesnis nei juodas. Ne, tai juodas irgi, bet reikia daryti su kakavos milteliais dar. Taip. Mes darėm ir normalų ir rudam darėm. O tu pirmą kartą darai? Rududu tai šudas. Nu, Aš esu laužęs sausainius mamai tik tai, bet pats negaminau. Aš pas jį cepelinus pirmą kartą gyvenime gaminau. Mačiau. Tai irgi pirmą kartą gyvenime pamačiau, kaip gaminami cepelinai. Yeah. Aišku, ten mane labai gavo, sulaužiau ten jo trintuvę. Kažką Aš sulaužiau jo mikserį, man. Žyminus aš Sorry, Matuli, čia netyčia. Jis man sako, tipo, sviestą su kubeliai suvarėm ir tą rududu ir išmaišyt bandžiau, nu. Ir trini ir tas lenkėsi vis žiūri, tas mikseris, žinai. Toks jau, žinai, užsilenkia, bet. Man jis sako, tipo, yra trintuvė, nu tas pustuvė, žinai, tipo, uošvinės berots ar kieno, žinai. Ir, tipo, sako, tai tu spaustą, žinai, tipo, bulvę. Nu, įmečiau ir žiūriu.
ir jisai nebeveikia. Mes išardėm tą visą spausdintuvę, žinai, žiūriu, peiliai nebesisuka, nieks nebesisuka, sako, o čia buvo vienintelė uošvinė su spausdintuvė, žinai, ir aš toks, nupirksiu naują gal. Tai po to, kai aš išvažiavau kitą dieną, sako, blėt, kažkaip sutaisėm. Okay. Sorry, Matulė, blėma, kad... Šitą. O kaip darosi baltas tinginys? Su ką jis pakeičia? Baltų šokoladų. Baltą šokoladą Mes, deda? pavyzdžiui, dar esam darę. Turbūt... Daręs? Jo. Aš su mama Belė, kai dažnai darydavau, dabar Gabrielė, kai daro, dažniausiai, kad padedu, ne visą, kad būna, kad padedu, bet mes dabar darėm, Gabrielė darė. Nėra taip, kad, tipo, aš tau padėsiu mažytę. Jo. Ir tada jinai viską daro ir tu toks, tai gal man tą... Nekišnagų gerai, palauk, aš pati padarysiu gerai. Net nedaryk iš visai iki išvirtuvės. Jo, tai darėm dabar su matcha. Žinau, kas yra matcha. Jo, žalias tinginys? Jo, tai gavosi žalias tinginys. What fuck? Max žiauris, skanus. Rimtai? Belekai. Galima tikėti, Mačia man nepatiko kažkaip kaip gėrimas. Ta prasme, tinginys, aš sakiau, Gabrieliai, reikia čia užpatentuoti ir pardavinėti, nes, ta prasme, žiauris, skanus daiktas. Tai viskas jau čia. Jau šakis. Kažkas pėkit. Fuck. Čia tas pats, kas su Dubajų šokolado dabar. Nu, tai atvažiuoju. Dubajaus 4 dienas, kol išleis podcast. Bet buvo su Medu savo kirpėjų kalbėjau, sakė, buvo kaziuko mugiai dubajietiškas tinginys. Eik. Iki tiek jau, blėt. Wow. Nu, jo. Wow. Dubajietiškas tinginys. Ir sakė, jis irgi, sako, apsipirkau, ten to biškį, ten alaus, sako, pasiėmiau gyvo, ten hi-ha. Išeinu su 2 maišeliais mažais 70 eurų, sako. Taip. Blėt, sako, nieko nenusipirkau, žinai. Aš grandinėlę nusipirkau, nes labai norėjau, žinai, tipo Zodiako ženklo. Jo. 30 koks? 30 eurų, taps 100 šiam. Tapkės 20. O vats mažiau. Buvau ir už tokią kainą, tipo, tai ieškau pigiau, kur yra. Spėk. O dėrėjais ar ne? Ne. Nebandai, ne? Nes Aš toks, kur, tipo, Lietuvoje nesidaru. Šiaip labai įdomu, ar įmanoma mums darėti, ar... Jo, man įdomu irgi. Demos jaučiu, nieks nebesidarė šiaip dabar kaziuko. Anksčiau tai būdavo mada. Jo. Šitą įdomų konceptą turėjo Reelso formatui Jasnauskaitė kaziuko mugiai, kur jinai sako, jeigu tiek kainuos, nusipirks. Taip. Visai įdomus toks. Bet ten labai brangu buvo, kažkaip aš kiek žiūrėjau tą video, kad ten 25 už kokį saldainį. Jeigu kainuos 20 pirksiu, ateina 25. What? Baranka ten irgi, belė kiek kainuoja, what the fuck. Galvoju, ar čia Vilnius kainos, bet pasirodo, Kaune brangu. Taip. Jo, taip. Aš išėjau irgi, žinok, labai panašiai. Pavalgiau už tram virš, tapkė 16, tai va, jau beveik toj PM. Grybukų. Pakabukas 12, tai 60. Grybukų nusipirkom. Baltas, kur jo. Vaikystės topas. Vaikystės topas. Tada nuėjau balionus pasprogdint, euras. Laimėjau tatuiruotės, vaikui atidaviau kažkokiam. Tai va, irgi apie 7 eurų išleidau. Va, tiesiog nuėjimas man. Blema, aš irgi mes žiūrėjom, ko yra daugiausiai pardavinėjama kaziuko mugiai, žinai. Tai pagrindiniai yra mėsa, sūris ir alus. 3 dalykai. Mes einam ir žinai, kur tipo, visi turi jaučiu išsipirkę ten tas vietas, žinai, kaziuko mugiai. Ir yra tų, kur, žinai, šiaip ateina, išsiskečia. Ir blema, aš einu ir matau, tipo, blema, moterytė kažkokia. Jo, išsiskėtus ten tą viską pardavinė ir ateina irgi vyresnis vyrukas. Matau su kažkokiu, žinai, ženklu čia. Nučiųjų apsauga ar dar kažkas. Bet toks, žinai, kaip Teksaso Rangeris su odinė striukė, skrybelė, žinai, tipo, ir toks. Čekas Norisas, ne? Čekas Norisas ateina. Aš tau sakiau, dingti iš čia, kiek čia, o žmonių pilna. Dar kartą pamatysiu, aš tave išvysiu iš čia. Ir jinai, gerai, palauk, viskas čia tuoj, jau matau pakoja, žinai, greitai aš tau pasakiau, blembo koks piktas. Tai nelegaliai, ne? Načiuoju, žinai. Tai lygiai įsipirk vietas, jo. Aš žinok, stovėjau šalia ir aš jau net nejaukiai jaučiausi. Nemalonu, ne? Žiauriai nemalonu. Žmogus bando uždirbti, supranti, kad ten jei kokį 7-8 metų. Aš taip suprantu ir tą pusę. Jo darbas toks, žinau, kad jis nieko. Bleva, bet čia yra, mano manimu, čia yra tiesiog žmogiškumas. Irgi yra. Gal čia buvo 5 kartas, kai gali būti, taip. Tai tu sakyk nesakęs, bet žmogui, aš nieko nesakyčiau, jeigu mano būtų valia. Tau darbas tavo. Tipo, tau iš aukščiau pasakė, tu turi privalai padaryti. Jeigu iš tos pusės, jeigu man iš aukščiau, bet jeigu savo norų, nes dažniausiai jie savo norų sugalvoja. Savo norų? Dažniausiai. Kas dabar iš aukščiau, kas dabar ten Argus kažkoks, nežinau, vadovas dabar stebi, blėt, Žalgirio arenos, tipo, kameros sako, blėt, išvyk tavo būti. Išvyk, prašau. Kaziuko mugiai Žalgirio arenai buvo? Jo. Ne, Laisvės alėjai? Tai dabar jau visą laiką Žalgirio arenai, jau turbūt 3 metų. Viso to saloj pačiai? Jo, aikšteliai. Ok, geras. Nuo tilto iki pačio galo. Okay. Antram aukšte, pirmam aukšte. Netgi tai. Taip, mes nuėjome į antrą aukštą, ten koncertas, polka. Valtūrą mačiau.
Kiek mačiau, sako šoko. A, ne? Jo, dviese su pana. Okay. Stoja. Nes mes nueinam, karočiui, ir žiūriu ten polkasų ir, žinai, Jo, tas Polkas vedėjas. kaziuko mūgai realiai viduje vyksta. Ne, laukia, aikštelį. O tai antram aukštą kaip... Antram, kur Žalgirio įėjimas. Jo. Ai, geras, okei. Tai ir tas vedėjas, man tai patinka jų tas... Toks labai žemas. Jo, žemas, labai- bet koks ir kalbėsina ir viskas man tai patiko. Jo. Na, o dabar, polka, nori su ragučiais ar be ragučių? Su ragučiais! Na, o dabar prašau visus į sceną ir kartu pašokime. Ir tada visi. Bliama, kaip smagu, man tai patiko iš šono pažiūrėti, aš negaliu, wow. Žiūrėk, Aš irgi jį mačiau. O, man atnešė dovanų. Įdomu, kas čia yra. Pasižiūrėkime, atnešė. O, čia yra alaus. Gerai, gal turite kažką stiklinę atnešti. Žinai, Jo. o apšė, tūkčia žmonių ne vieno. Tiesiog Gabrielė Blemba, eina, labai sako, gerai. kas čia šneka, sako. Bet man tai patiko. Prikolas, jo, bet šiaip sakau, pagrindinė alus, sūris ir mėsa. Taip. Ir dar vienas dalykas, labai jokingas buvo, nežinau, nenoriu stumti ant jų, bet buvo palapinė tokia raudona, nežinau, ką jie ten pardavinėja. Bet šiaip dauguma turi kažkokių labai daug prekių, prisistatę, blėt, plakatų, visko, ten kviečia, prieikit, ten paragaukit, dar kažką. Viena tiesiog moteris stovi, didžiulė raudona palapinė, didžiulis stalas, didesnis negu čia, ir kažkokia du blėt, zefyrai padėti. Ir nesvartu, ar jinai viską, blėt, išsipardavė per tą savaitgalį, ar jinai tik atsinešė. Ne, negali būti, kad tik Bet taip, jokingai atrodo, kad tiesiog du kažkokie, žinai, padėti, blėt, balti. Gal ten įspūdingi kažkokie, tai nesuvalgysi vieną zefyrą ir pizdą. Vienas buvo, čia kadangi buvo sekmadienio popietė, tai jau kaziuko pabaiga, tai tiesiog buvo daug daugiau pridėta, aš kažką pardavinė ir seniukas tiesiog visas žiauriai raudonas ir tiesiog va taip. Pakiręs miega, blėd. Dėdė jau buvo gargaliai įkalęs. Labai nuo saulės įdėjai. Jo. Aš tai realiai, mano tradicija yra nuvažiuoti į kaziuko mugę, nusipirkti pasvalietiško alaus. Mano pusė giminės yra iš Pasvalio pusės, tai jie ten, žinai, tas alus ten įspūdingai, žinai, jų ten jau kraujyje. Realiai pasvaliečiai, man atrodo, kad jų kraujyje tiesiog alus teka, jo. Nes Pasvalio alus tai yra man tiesiog tobulas. Bet, pavyzdžiui, žinai, kas dar įdomu, sekmadienį aš buvau ten 3 valandą, ne, pardavinėja alų. Ai, nu, Kaip gali pardavinėti alkoholį po 12 sekmadienį? po 3, iki 3 galima sekmadienį. Po 3, tikrai buvo po 3, ten faktas, bet kaip galima pardavinėti alkoholį po 3? Ai, nu jo, čia gerai. Ir visi perka, blėt, pambaliais neša pilas. Tiek, kas dar nėra. Aš galvoju, blėt, kažkam čia išgelbėjo gyvybę, nes pachmas yra, žinai, ir nebėra ko nusipirkti. Blėt, kaziuko mugė yra. Jo. Gyvo alaus, bum. Meina savo. Eik, tu kaip aš dabar norėčiau. Jo, ta. Aš ir pakalbėjau apie maistą, blėmą, taip užsimaniau valgęs. Aš pagalvojau, o išėjo radę esat pietus, kur valgot? Testuojamės, bandom. Bandot, ne? Čia yra, šiaip gera kavinė, o čia prie žiedo ant kampo. Nesakyk, pavadinimu tiesiog. Ne, ant žiedo ant kampo, rimtai. Jo, yra žinau, gera. mes jau Arba buvom. Yra čia O žiedas dešiniau, ten. ten žiedas. Nu, blėt, nekalbėkit apie studijos vietovę. Dar čia žiedo į dešinę. Ten Važiuoji ten tiesiai. burgeris yra netoli. Nes burgeris yra. Ne, bet čia toliau tiesiai po dešinę važiuojant, po dešinę tokia kavinė. Buvot? Ne? Nebuvot? Čia tiesiai va ten po dešinę. Tu nežiūrėk, mate, viskas gerai. Labai skani Akys į kompą. Gerai. Kompa. Gal po podcast'o galima aptarti, kur ten skanu. Galim nuvažiuoti. Pavadinimus. Dimbekliulį kandilių. Liuliuli tarlalyla. Jokių čia. Aš, kol jūs pasakot, vieną dar idėją turiu. Nu, papasakok. Man reikia vėl, kad nuotraukos tavo būtomi. Tomė nuotraukos? Aš noriu nufotkinti irgi. Čia tiesiog pagalvojau ir tikrai net kartos, bet gali pažiūrėti kamerą. Aš noriu... Taip arti. Jo, aš noriu tavo akį grinai nufotkinti. Galiu atsimerkti. Vat įdomu, šiaip Max prastos kokybės nuotrauka ir parašysiu, Tartalyla matarino. nežinau kaip Tarlylo kambalylo. Ką tu nori? Lietuviškai gali pasakyti? Padarytų nuotrauką, žinai, kai ten būna apklausta labai iš arti. Makro. Tai parašyk, make this eye macro foto. Mikro. Photoshopai. Makro. O matėt Karolina Meskino su nauju bičiu? Jų, mačiau kažkoks aktorius. Jo. Netgi Aktorius. Nu, bet čia turi. Jo, nu, tipo, buvo pastebėta Karolina Meskino, nu, tipo, kažkokiam reivė tūsė, žinai, tipo. O žinot, kaip pastebėjo? Tiesiog, kad mačiau, tipo, tą videką, kad ten su rankom susikibė. Ne, bet žinot, kaip ta fotka išpopuliarėjo? Nu,
OG įsikėlė į istorius. Ai, OG įsikėlė? Jis įsikėlė į istorius, pridėjo belia kiek žvengų, tada įsikėlė tą pačią nuotrauką iš naujo, kad, tipo, žinot, emojis peiglio ir, tipo, to bičio kakle. Tiesiog gangster life. Ir paskui norėjau parodyti Gabrielis, ko matyti šitą bairį, kokį bairį, neseka, man atrodo, žinai, ir norėjau parodyti, ir jau buvo ištrinta ir paskui visur išėjo viral, tipo. Nu, nes aš videką mačiau dabar. Čia nedaug, čia kiek porą savaičių praėjo, kai įsiskyrė. Jo, bet, tipo, nu, jinai klube šoko su bičiu, nereiškia, kad jinai jau su juo ten gyvena. Aš manau, kad mes kino, nu, aš nemačiau, nes aš blokadas, aš nematau. Bet mes vienu momentu įsijungiam Paul Demiko nuotrauką ir kaip tik buvo... Mes kino komentarą sako, yra hot. Žinai, Paul Demiko. Eik tu. Paul Demiko dabar čedas yra. Paul Demiko. What the fuck, seniai. Paul Demiko čia didžiausias tikriausiai glow-upas yra, ką jis išdarinėja. Jo. Ta prasme, jis visiškai locked in, išsiskyrė ir dabar visiškai tik sportuoja. Tas bičas, kur, žinai, kai išsiskiria, eini į džymą. Jo. Ne, bet jis jau prieš tai porą metų. Jo, bet, ta prasme, labai susitapatina, žinai. Taip. Paul Demiko tai iš viso. Koks stereoliukas buvo, kai pradėjo tik. Nu, jis ten turbūt ne, kai pradėjo dar ne, bet vėliau labai išpampo. Blema, jis iš karto buvo toks stambutis. Šiaip jį atsimenu vėliau, kad jis buvo stambesnis ir dabar jisai bet. Tavo akis. Žemakurą kaip padarė. Eina savo. Palošiai panaši. Žiūrėk, kiek tai atrodo. Tai tu realiai dabar nupisai visus Marto verslus. Ką tik. Makro akį, bet geltonuoji. Šitą tai net kartos vis tiek, žinai, tai kiekviena akis, nu, tipo turi detalių, bet aišku, čia labai prasta kokybė tos nuotraukos. Normaliai nufotkinus tikrai padarytų. Jau čia. Blet. Wow. Martai, laikykitės. Ir... Kokį dar verslą nupisam? Kas dar turi? Koks tavo verslas? Nupisam. Nupisam. Gali auksinės vizijos, bet geriau padaryti. Padaryk planą. Žiūrėk, bet dar kalbant apie šitą, nežinau, ar čia buvo vakar, mes filmuojam dabar balandžio 2, bet balandžio 1 vakar buvo. Labai daug. Apipisat kažką? Ne, aš šiaip nieko neapipisinėjau ir man nepatinka, kai mane bando apipist. Aš tą dieną nieko nepasitikiu. Mane apipiso, kad GTA 6 nukėlė. Aš tą mačiau ir aš tikrai... Aš biškai šiandien mačiau. Bet aš biškai apsidžiaugiau, nes nenorėjau dar, kad šiais metais išėjo. Mane Mantas Bertulis apniso su kitokiais pasikalbėjimais. Kad kviečia? Ne, įmeta stoja, kad Žemaitaitį kalbins. Ir aš toks, ką, Žemaitaitį, tipo, blemba, ir jis ten, žinai, aš sakau, davai, aš noriu nueiti šitą renginį, pažiūrėti, ką tu čia paruošė, žinai, tipo, pizdačia, žinai, tipo, what the fuck, kas tau yra, žinai. Ir karočiai jisai, haha, lopas. Taip jis galvoju, vat jisai... Žemaitelio kambalėlio. Mane daugiau žmonių gavo šiandien negu vakar. Aš ne tai, kad artimų žmonių, bet aš pamačiau skelbimą automobilio. Visų pirma, pradėk nuo to. Žiūrėjau, belia, kaip gerai, tipo, kabrikas, gera kaina, belia kokia. Ir toks, what the fuck, reikia pirkt. Man reikia pirkt. Pas tavę dėra tiesiog, ne, man tai gerą kainą pirki. Man reikia pirkt. Ok. Ir aš pasižiūriu, kada įkeltą. Ir suprantu, kad plečiai yra skemas. Tiesiog kėlė balandžio 1, o aš mačiau tik šiandien. Ai. Jo, nu ir tiesiog mane apgavo. Ir ne vienas toks buvo, kur prikėlė gerų mašinų už mažas kainas, žinai. Bet vakar įmetė straipsnį irgi, žinai, portalai, kad Jessica Shy ir Ba, matai? Jo, išsitrynė nuotraukas. Išsitrynė nuotraukas ir kažkas tipo negerai. Tai mes čia balandžio 1? Nu čia balandžio 1, bet šiandien čekinom vis dar tipo profilį. Vis dar išsitrynė? Ba vis dar yra išsitrynęs nuotraukas. Tai irgi toks, žinai, gali spekuliuoti kaip nori, bet aš nežinau, arba jeigu čia bairis, tai žiauriai geras bairis. Nu, tipo, lievas bairis, šiaip aš nenorėčiau jokaut santykių reikalais, man tipo yra pasakę, nejokauk išsiskyrimais ir nesakyk santykiuose, jeigu esi, kad oi, aš tave palieku čia dėl to, oi, aš tave išsiskirsiu, žinai, su tavim ir taip toliau, sako, nejokauk tokiais bairis, nes tikrai išsiskirsi, nu ir išsiskyriau galiausiai. Prisijokavau, jo. Bet jeigu, pavyzdžiui, nori išsiskirti su pana ir yra balandžio 1, kaip? Tu sakysi, aš noriu skirtis. Tai čia prikolini, bairis, ne, balandžio 1. Palauk čia kitos dienos tiesiog. O žinai, pavyzdžiui, ko negalima dovanoti kitam žmogui? Laikrodžio. Dar. Piniginės galima, reikia dėti pinigų. Jau. O dar. Peilio. Net norėjau sakyti peilio, bet nespėjau. Jo, peilį. Nužudyt gali tave. A dėl ko? Tipo, man atrodo, didesnis šansas, kad pataps. Man atrodo, kad jeigu tu padovanoji ten laikrodį ir taip toliau, tai tu turi susigražinti bent centą. Nu, tipo, turi nusipirkti. Jo, tada vadinasi viskas tvarkoja, bet jeigu ne, tai tipo sugriausi savo ryšius su to žmogum. Ok, o su peiliu?
Aš Tas pats. Man atrodo, Irgi reikia pinigą duoti. Jo, tu turi nusipirkti tiek peilį, tiek piniginę, tiek... ten Kodėl laikrodį. turi dovanoti peilį? Šiaip taip jo, iš konteksto Tai paėmė. va, esmė tame, kad aš, pažiūrėjau, gavau peilį dovanų. Sveikinu, blėt, peilis. Nu, aš gavau tą, žinai... Murajaus o- kokį? Ne, aš gavau tiesiog kišeninį su Antaniniam. Ai, Kišeninį sulankstomą? peiliuką, jo, sulankstomą, žinai, bet ten tokį čiotką, žinai. Matsnu, ne? Jo, tokį, žinai, gerą peiliuką, žinai, gavau. Tai vat, gavau vieną kartą dovanų ir sako, tipo duoda dovanų, sako, duok man eurą. Sakau, už ką aš tau eurą? Tu man skoloji. jo, sako, už ką tau eurą? Jo, už ką tau eurą? Tai man, ble, duok eurą. Tai sako, nes, tipo, kitaip išsiskirsim, žinai, tipo, ar kažką tokio, žinai. Gerai, imk eurą. Tai išskyrė, ar ne? Galiu pervest Ne, banką. ten, ne. Ai. Ką? Galiu pervest banką, nes neturiu. Grinai. Bet tam paskirtį turi parašyti už peilį. Jo. Kad neišsiskirtumėm. Jo. Ne, man tiesiog dabar pramušė šitas, kur paskirtį, kai parašai. Ir praeitais metais, žodžiu, man tipo, jeigu aš būdavo, žinai, tipo, kažkas sumoka, kažką bendroji sumo, žinai, aš po to atiduodu ten, žinai, iš bendros sumos atskaičiavus. Ir aš ten pravidinėjau, žinai, pažįstamėm, ten draugeliam, žinai, ir taip toliau, ten filmavim kokį už masažą, žinai, ten su laiminga pabaiga, žinai, ir taip toliau. Nu ir žodžiu, man čia ateina, tipo, mai pažiūrėti, žinai, tipo, kas ką. Ir realiai jie matė visas už laimingą pabaigą, už manikiūrą, žinai, tipo, už malonę naktį. Seniai, man tokia buvo nejauki situacija, kur, tipo... Tai nieko nesakė, ne? Ne, nieko nesakė, žinai. Tipo, pažvengė, aha, matom labai daug pavedimų, žinai, čia tam ir tam. Laimingas pabaigas? Ne, nesakė taip, bet sakė pavardės, kam tie pavedimai buvo skirti, žinai. Ir aš supratau, kad jie matė vis tiek, žinai. Ir man, ble, taip nejauku buvo, kad jie vardina pavardės ir aš toks, ble, šitam buvau dahuje už šitą pravedimą. Nu, tipo, rašęs ten, už masažą ten, žinai. Taip. Yeah. Tai dabar neberašinėjau šitą. Ką dabar rašai? Dabar tiesiog, kur... Už nelaimingą pabaigą. kur šiaip stengiuosi iš vis dabar nerašyti. Tipo, žinai, kur yra... Kas čia žinta? Galima parašyti. Čia mokėjimo paskirtis. Taip ir parašau. Tu tiesiog parašai. Už kažką. Leidžia. Ne, tai gali Gali rašyti rašyti. mokėjimo paskirtį. Paskirtis. Paskirtis. Gali rašyti už vakarienę. Nu, iš esmės, nu jo, gali, bet man dabar šitas patinka. Aš taip papildymas rašau. Papildymas Aš sąskaitos. tai, pavyzdžiui, esu labai dosnus žmogus, visiems dovanoju pinigus. Jo, ne? Jo, visiems tiesiog dovanas siunčiu. Senė, o Bet gali visai, man jo. dovanų? Tiesiog, va, tai, balandžio. Užsidirbsi, gausi dovanų. Dovanos Yra Tu man limitas. sakai, dovanų turi. Aš tau dovanų. Va! Apie ką mes kalbame? Mes priejom prie šito. Man reikia duos netyčia. kažką, ne? Ką? Ne? Ką? Nenusipelniai. Taip, tau dovanų irgi. Tai pažiūrėsim. Ne, Bet žiūrėjom, faką tai nenori tada. Ne, žiūrėk. Lei, tokia maža dovana. Žiūrėk. Aš eurą neturiu. Ne, čia euro nereikia. Gerai. Žiūrėk. Ar Ar... pirmas pamatyti prieš šiam pamatant? Žiūrėk, nu, Nu, duok jam papasakot. nori pamatyti dabar? Tegul būtų tomis susidengia. akis. Užsimerk. Bairis ar? Ai, nu. Kolas? O kodėl man tokio nepaimė? Kolas ar bairis? Palauk, žiūrėk. Esmė to, atsimeni, kai mes kalbėjom, Mirsiu kad ar tu nemoki kvepuoti po vandeniu. Jo. Tai čia nosies kištukai kokie? Senė, aš tau ir turiu dovaną. Šiandieną. Senė, dabar tu galėsi plaukioti ir nardyti. Iš kur tu? Kaziuko mūgį pirkai? Ne, čia ne kaziuko Pala, mūgį. kaip čia uždėti? Nu, vat. Pusę. Išskiesk ir prispaus. Sveiki visi. Senė, dabar tu galėsi. Veikia. Senė, žiauriai gerai Jo, jo. veikia. Tai va, tu šitą galėsi nešio dabar. A, čia ausies auskar. Kaip rimtai čia sugalvoju gauti tokį dalyką? Mes tiesiog dabar filmavom videką, aš iš kinų užsisakiau labai daug visokiausių Ai. įvairių daiktų. Apie eurą, žinai, tipo iki 2 eurų, žinai, tipo Okay. visokių ten, apie 5 centų, žinai, 8 ir Tai taip. man nieko neturi. Aš galvoju, ko man dar reikia. Jeigu dabar pakalbėsi, aš pasižiūrėsiu, ką aš tau turiu. Šviesoforo tada. Nereikia pagalvoti, ko dar reikia. Kad Tai- kitam kartu, kai užsakinės kažką Darys galėtų. antrą epizodą šitą. Sakė, darys, jeigu laikų surinks daug. O, Aš Apple iPhone norėčiau 16. Ferrari. 300 šiam. Man dėl naują OLEDinį dar televizorių. Jo, televizorius būtų gerai ir čia. Jo. Mes galim Ja, Antanai. tai kitam kartui Antanai patiesiog su teliku. Antanai, tu kitą kartą darysi video, tai parašyk iš anksto, mes parašysim, ko norim. Jis dabar intensyviai ieško kažko. Ką jūs galvoj? Kas čia yra? Analiniai kamuoliukai? Ananas atneš? Čia tau lukai, tavo akiniai. O, Kitty Cat? Bombokrat? Atspėk, kas čia. kiti. Piršto kažkoks. Čia piršto... Fingerint. Fingerint ką? Tikrai ne fingerint. Nežinau. Čia siuvimo? Ne.
Tikrai ne į vaginą kišti. Tikrai ne. Iš pradžio aš irgi tą patį pagalvojau, bet ne. Kažkoks apsauga kažkam. Jo, nesizduoju, kam gal galosit, vagariukam. Čia yra valymui, bet įsivaizduok, Kokiam paviršiam. Eimantė labai mėgsta. Valyti kažką? Ne tos dalykus. Keistai skamba labai. Labai keistai. Eimantė, kai pamato, Labai keistai skamba. Kačiukų šiknas? Dar keišiau skamba. kai Luką nuogą pamato. Ne, nu, tai mėgsta kačiukus, bet ne kačiukam Ne valyti. kačiukai. Atvirkščiai. Šunims. Šuniukų dantukam. Kaip tik pas mane du šunis yra O jau. tai nori pasimti dovanoju? Nu, Išvalyk šunim dantis. labai tai išėmėme mes priekinius dantis, bet galėsim. Ir ką valyti? Nu, tai čia, aš neturiu šiaip iš tikrųjų kur dėti. Čia. Plaunus. Čia, pavyzdžiui, mokat triukus. Žongliruosi? Ne, bet, pavyzdžiui, tipo, vieną ranką. Ai, kad čia tipo magija. Ai, svatu. Jo, dabar žiūrėjau, norit pamatyti magiją? Moki kažką? Pavaryk. Parodyk visiems. Aš visiems parodysiu. Gerai. Tuoj, palaukit. Nežiūrėkit po apačią dabar. Nežiūrim į apačią. Žiūrim į kairę. Nusisukam. Gerai, nežinau šiaip, kada šitas podcastas išeis, bet... Sekmanį. Ai, nu šitas tai žinau, aišku. Dabar žiūrėk, ne? Mes turim... Mačiau vidui. Aš irgi pamačiau vidai. Ne, tu nematai nieko. Nu, gerai, Realiai. tarkim, nematėm. Realiai yra kvadratas, ne? Jo. Kvadratas. Jūs įsivaizduojate irgi matot kvadratą. Kubas. Ne? Nebėra kubo. Nebėra. Dabar... Dingo kubas. Niusimaha, sehoteha, Jo. ir sehoteha, teha. Ane? Nu? Su! What the fuck? Wow, what fuck? Kaip, Antanai, tu taip Realiai. padarei? Tu viskas, tu esi magas? Eina. Kur kvadratas dingo? Apipjaustai? Mačiau, kaip numetė ant. Aš irgi mačiau, kaip nukrito tenais. Net pajutė butomis. Į ranką pataikė. Nu, tai, žodžiu, tiek ir te moku, nemoku, iš tikrųjų triukų. Bet nice. Čia, Kiek kainavo? Iki euro? Čia iki euro kainavo. Ai, ne. O duok man antrą rutuliuką. Euras 13. Bet brangiai. Kaziuko mūgiai mačiau pigiau. Aik, tu tikrai nemoku. Pigiau. Bet kitais metais kaziuko mūgiai parduotum už 6 eurų. Jo. Infliacija visą kitą, žinai, tai gali laikyti. Tai va, žodžiu, lemba, šiaip iš tikrųjų daug dalykų pripirkom, daug nesąmonių, žinai, tipo, toks šūdas, kur, tipo, kur įdėt, bet realiai kai kurie daiktai, aš pasižiūrėjau, nu, tipo, ten kainuoja 8 centų, Lietuvoje tikrai minimum 5, žinai, arba 6, Taip, žinai, taip. taip toliau. Tai faktas, Visai prikolas. užsimeta O visą. tau tinka tie akiniai? Ačiū labai. Tai dovanoju, Iki tiket. neturiu kur dėti. Aš dar nežinau paklausti jūsų. Taip, Apie rimtą labai temą. nu, Šiuo paklaus. metu. Užmiršau, ką norėjau sakyti. Nuskendo tie 4 Jo. kariškiai. O jie nuskendo jau rastyje? Jo, jie susirado, viskas tvarkoje, nu visi, kaip sakot, nuskendo, nepasisekė užuojautą. A matė tą tanką, tą netanklą, Lemia, aš tų vadinasi? labai pasiekiau. Šarvuot. šarvuotis, va. Jo. Ar matėte šarvuotį ištrauktą? Nu, aš nežinau, ar ten ta tikroji nuotrauka buvo, kur aš mačiau tą, nes ten arba man... Nu, aš mačiau, Delfi, aš mačiau straipsnį, žinai, ir ten buvo ta piktograma, žinai, thumbnailas. Jo, yra ir video, ir fotkės, ir kaip jisai ištrauktas iš tos pelkės. Tai nemačiau, reiškia, gal... Aš tik tais tą pradinę. Kaip įsivaizduoja daiktą ištrauktą iš pelkės? Nu, Švaru? žoskai, nešvaru ir dumblo dafiga visą, tiesiog. Nu, aš irgi taip įsivaizduoju, kodėl jis yra švarus. O turi fotkę? Nu, nerasiu dabar taip greitai, bet, ta prasme, nu, pilna internete, ten, žinai, visokios straipsnės ir panašiai, ir mačiau YouTube videką, ką darė žurnalistai, jisai fucking visiškai yra švarus. Okay. Ištrauktas ką tik? Jisai ištrauktas, pasakytas prie tos balos, kurie ten įvažiavo, ir jisai ir stovi šalia toks pats, identiškai, Jo. ir jie abudu identiškai atrodo, abudu identiškai švarus. Ir man toks, bet konspiracijos teorija, žinai, ar čia nebuvo kažkur kažkas nusukta, ir tipo, dabar žmonės irgi sako, bet tai, what the fuck, kaip galima ištraukti daiktą iš dumblo, iš pelkės, ir jis yra visiškai švarus. Tipo, ką? Čia Lietuvoje? Pabradėjai. Jo, jį nuplovė, tipo, Amerikos kariai. Jo, Jo, paskendo. jie važiavo, nežinojo, kad ten yra dumblas, ir jie tiesiog susmigo. Jis sveria 60 tonų, ir jie, žinai, žemyn iš karto. Jį traukė 6 dienas, iš to dumblo ten 15 metrų žemėje buvo įstrigęs. O gal nuplovė? Blet, kaip nuplaut, paprasme, taip idealiai.
Nu, ble, aš nemačiau nuotraukos, negaliu pasakyti, žinai. Nu, atsuras tą nuotrauką. Nu gerai, jūs gerai to Nes, pakalbėkit. nes aš irgi mačiau tos straipsnius ir aš mačiau visus tos dalykus, bet... Mes... GPT? Su AI. Va čia gali būti su AI viskas padaryta. Iš tikrųjų Ne, nebuvo. Tai nebus padaryta, bet aš galvoju, kad labai gali greit informacijos naudoti. Jo. Nu, Gal ai. galėtum man numesti straipsnį dabar, kur buvo surastas tankas pabradėjai Šarvuotis. šarvuočio? Tanko šarvuočių. Deja, straipsnio negaliu įkelti, Ai, bet va. galiu padėti jį surasti. Gal žinai, kuriame naujienų portale buvo skelbta? Va, rado. Rado jau, ačiū. Tai jeigu jūs irgi Čia matote, pažiūrėkite, kaip atrodo ištrauktas šarvuotis. seni, jisai yra švarus. Asme, vikšai yra... Seni, visiškai čia nesąmonė. Nu, blemba, Jeigu- nenoriu nieko sakyti. Aš irgi. Man atrodo labai nesąmonė. Nebent jie fotkina ne tą, ką iš tikrųjų ištraukė. Nu, Bet visur rašo. Biški dumlėt čia. Tai gerai, bet jis, ta prasme, yra atvažiavimo žymės vikšų į kitos vietos, kur jis stovi. okei. Ta prasme, gerai. Aš irgi, kadangi nežinau, sunku yra kažką komentuoti. Jo, aš- Bet tai, ką matom, jeigu čia yra tas... Taip, nes parašyta, kaip atrodo ištrauktas šarvuotis iš pelkės. Okei. Nu, man čia irgi tada... Ir aš mačiau įdomiai. dabar šiandien prieš podcastą, dar kaip tik žiūrėjau YouTube videką, kaip darė vienas žurnalistas, stovi prie to. Va, dabar už mane stovi ištrauktas šarvuotis iš to dumblo, iš tos pelkės ir jis, blėt, fucking blizga. Tai ką, tie jį ištraukia, su gerkeriu nuploja visi, nu negali būti. Negali. Ir taip idealiai dar nuplaut. Tai čia mirė 4. 4 žuvo, jo. 4 žuvo, nu 3 nuskendo rado tenais, o vienas dar buvo kažkur išlipęs, iškritęs, nežinau. Nu, ten. Eina. Blogai labai, kad taip atsitiko, bet labai keista šitas dalykas ir sakau, ar čia nėra tas dalykas, kur tipo kažkokį sukūrė ažiotažą tam, kad nukreipt visų žmonių dėmesį nuo kažko kito, žinai. Taip, taip. Man visai, kad ta teorija tokia... Yra. Ir smegenyse. dažnai apie šitą dalyką šiaip šneka žmonės. Jo, žinai, nes kad kažkas jie- atsitinka tam, kad kažkas galėtų pravažiuoti, padaryti, nuskrist, nu kažkas tipo, atsitiktų daugiau, žinai, svarbiau, kaip sakant. Nes man sakau, su to šarvuočiu nužiauriai keista. Bent jau būtų apmėtę. Okei, iš to, ką matom čia, Jo. tai labai keista. Tai galite ir jūs parašyti komentarus, ką jūs manote apie šitą dalyką, bet nes kiek mačiau Facebook'e komentarai vis tokie patys, kaip lėtis gali būti švarus ištrauktas, Mhm. tai vad galite ir jūs parašyti komentarus, ką jūs manot. Lemba, aš dabar žinai, ko noriu paskaityti ant tą žinutę, kur man atsiuntė ten kaip platino mes- niucus. Turėjom, bet dar paskaityti, Jo, nepaskaityti. galėsim Tai davai, galim realiai dabar. Na, einu telefoną tik. Jo, galim Žiūrėk, dabar. Antanai, dar vienas klausimas tau. Kaip manai, kas čia? Kas čia? Jo. Kamoliukas. Ne, Eik, čia tu kvadratas. savo, seni, kaip? Čia kvadratas. Kaip? O kamuoliukai čia žiegdu. Kas per nesąmonę. Sugalvojau pagaliau kažkokį magišką triuką. Nu, bet grinai. Antanai, kas čia? Kas čia, Antanai? Čia kvadratas. Tu blogai padarei. Kaip? Žiūrėk. Aš apgausiu Antaną. Tai aš taip pat apgavau jį. Baikit Žiūrėk, apgaudinėti žiūrėk, mane. Ką tai darau? Ką matai? Kamoliuką. Bet šį kartą neįsisklygiau. Nepaėjo, turėjo tai būti. Tada kartą kažkaip geriau gavas. Nu, Gerai, man dabar tik reikia atrasti tą žinutę, žinok. 2 kamoliukai sudėti. O. Žiūrėk. Gerai, vis dar aš... Kvadratas, nežinau. ne? nu. Bet tai nesąmonė. Palauk, reikia atrasti. Rutalino kankalėlio. Ui. Nerandi? Antanai daug žinučių moterų rašo. Mama labai daug prirašė. Kas? Niekom. Ui, Mama. kaip čia atras dabar? Užuodė. Nežiūrėk į mano žinutės. Aš žiūriu, man labai įdomu. Užuodė? Paškai? Mm. Dar vienas kamuoliukas. Ačiū labai. Seni, tai kaip man rasti? Žiūrėk. Radau. Antanai, Žiūrėk, Antanai. kuris yra kvadratas? Kuris kvadratas, tu turi pasakyti? Tavo kairysis. Šitas? Taip. Neatspėjai. Kuris kitas? Vidurinis. Neatspėjai. Ai, nepataikiau. Gerai, aš radau tą žinutę. Čia yra labai didelė litanija. Ir yra, vat, pavyzdžiui, tema, kaip paplatinau savo ex nudes. Skaitysi? Kaip jinai paplatino savo ekspertus? Okay. Tu skaitysi, ar čia skaito?
Gali Česką skaityti, tu sakai mėgsti. Skaityti. Kodėl? Aš galiu ir aš. Na tai skaityk tada. Skaityti kažkas. Gerai, aš irgi dar neskaičiau to žinutės, aš tiesiog pamačiau, kad atsiuntė litaniją ir sakė, kad paskaityt mum per podcastą. Tai irgi, jeigu turit istorijų kažkokių gerų, tai galit mum atsiųsti, mes paskaitinėsim. Aš prisiminiau, ką norėjau pasakyti čia prieš 15 minučių. Nu. Labai mažai cukrus valgau apskritai. Nu, tipo, saldainį švenčia. Nu. Ir lemba, žinokit, čia kažkurią dieną buvau pasiėmęs kavos su Twixu. Negaliu, aš pirmą kartą gyvenime, man sunku buvo Twixas valgyti. Per saldu buvo? Per saldu buvo. Čia yra šis bairis, jo, kad tipo... Ja, aš kavos irgi aš šiaip saldumynų nemėgstu, nevalgau ir kavos be cukraus geriu. Tai man niekada nereikia to. Aš nebent, žinai, vieną kartą mėnesį pasiemu kokį Kinder Bueno. Labai man patinka karts nuo karto, biškutį. Vat Kinderiuką. Gal tu nevalgai cukraus irgi? Ne, visiškai. Rimtai? Tai tipo, no cukrų, vegan? Ne dėl to, kad aš jo Zero vengiu. sugar? Ne, aš jeigu, pavyzdžiui, energetinį imu, tai tik tai su cukrum, ar Coca-Cola, tai tik su cukrum. Bet aš kaip tik atvirkščiai. Aš irgi O atvirkščiai. šiaip saldumynų visiškai nevalgau. Man, pavyzdžiui, ten zero, ten tie visi, ne, sugar, nu mane skanu. O man skanu. Man tai kažkaip... Man Aš skanu. žinau, kad geriau yra. Eikts, blėt. Geriau darė tyrimus, ten gliukozės kiekis neužkyla. Blėt, geriau, jeigu nerūkytum ir taip toliau. Aš ir nerūkau. Nu, tu, ne. Aš esu aštuntokė. Aš susitikinėjau su savo klasioku. Vardą Jau nesakyta, skaitai? ne? Vardą nesakyk, Nesakyk nesakyk. vardų. Gerai. Davai, pradedam. Perkursiu vardus. Tai va, jūs galvojat, kaip čia kas įvyko, kas nutiko. Mes perskam žinutę, yra totalus bullshitas. Tiesiog žinutė kalba, istorija yra apie aštuntokę, kuri pasakoja, kaip nulikino savo newsų sekso ir grinai viską, kaip jis prie jos lyzdavo, graibelėdo, jai masažuodavo. Aš tai manau, kad paliekam. Ne, Ne, aš manau, kad galima Nereikia. Rimtai? Ne, Jo, nereikia. čia, nu, tipo, nesąmonė. Ne, nereikia. Jo, nieko tikrai neprarandat. Čia yra vaikų žaidimai, bet vaikų žaidimai suaugusių žaidimais, tai man tiesiog keista, kaip šitą kartą tokia. Aš tai šokė biški. Žinai, tipo, jeigu tai yra fake, kad ir kas čia parašyta, ar ne? Turi gerą fantaziją. Bet jeigu čia taip rimtai viskas vyksta, jau dabar aštuntokai, septintokai daro tokius dalykus. Tai čia yra 14. Ne, žiauru, nu, man tai žiauru. Nu, ką žinau, aš sakau, aš dar prieitam podcast'e pasakau, aš... Nu, taip mediniais atrodo, kad tai kartais tiesiog žaidžiau, įpasako žinai. apie bičią, kuris yra max horny ass fuck. Nu jo, bet nublemba, sen. Ne, aš... Okay, nežinau. Man sutraumavo. Čia nieko nereikia sakyti, čia tavasme... Nu, tiesiog... Žodžiu, kol esat jauni vaikai... Žaiskit žaidimus. Neužsiminėkit dar nesąmonėm. Mėgaukitės jaunystę, kurią turit. Jo, come on, išeina GTA 6, tai pažaiskit. Viską veikti metus laiko. Grindin. Kada išeina? Tai nežinau, nėra dar. Ai, vis dar nėra. 26, 6, 6. Ai, o, matėt antros pakopos pensiją pagaliau galvoja. Pizda, kaip gerai. Galėsim What the fuck? susigrąžinti savo sukauptus pinigėlius. Ta prasme, Daug mane... sukaupęs. Nežinau, netikrinau. Bet suknista, blėt, sutartį rašo, kad aš esu pasirašęs, nors jie prievalė mane... Aš tiesiog net nežinojau. Ir kaip aš galėjau, žinai, man Tu labai... toks žmogus, kur tave galėtų įtikinti. Jie, blėt, what the fuck. Tarp kitko, dabar persirašau prieš šitą podcastą, persirašau į indeksą kitą, žinai, nes tipo mažiau procentų mokėti, žinai, ir taip toliau. Ir plus tu gali susistabdyti metam vieną kartą gyvenime šitą dalyką, žinai. Bet esmė tame mane įrašė, nu, tipo, neįrašė. Kiekvienas pilietis gavo tą ir buvo laikotarpis kažkaip, kad gali atsišaukti. Arba nuimti tą varnelę, arba jeigu... Bet šiaip nieks neperspėjo to dalyko, žinai. Ir aš pamiršau, ir aš net nepažiūrėjau, ir aš net nežinojau. Antanas Jakimavičius pasirašė kaupti antrą pakopą. Kaip aš, blėt, pasirašiau, jeigu aš jokio parašo nedėjau? What the fuck, mane taip sunervino ir dabar kiek jau laiko? Keli metai yra šitas, ne? Aš irgi nuo 18 kaupiu ar 19. Antrą pakopą? Nuo 2,18 tokių, žinok. O kaip pažiūrėti, kiek pinigų yra prikaupta? Sodrai. Sodrai. Rodo ten kiek? Jo, pinigų? yra, kiek šitas pinigų. Kiek esi Vakar pinigų? žiūrėjau. Ar ne? Daug? O Nedaug. tu irgi antrą pakopą? Mane... O ką, žinau. Aš bijau pameluoti, nu to 6. 1000. Eik, eik. Blet, A, tai gera investicija buvo. Pragyvens normaliai. Mėnesį. Jo. Mėnesį nuoma, blėt. Žodžiu, kai juodai dienai reikės, galėsiu vėl pasimti pinigų. O tada, ar ištaškysiu pensijos pinigus? Blet, aš... Ne, čia, žinai, šiuo metu atrodo 6000 blemba. Kažkaip seniau atrodė, kad dafiga. Ne, tai čia normalu, žinai. Ne, kai pagalvoju, šiaip 6000 pensijai, kaip pavyzdys.
Tausme čia... Kiek tau dienų užteks čia to 6,000? Nu. Nu. Kiek Ai, tu palauk. gyventi? Kai tie... Čia pensijos kai pinigai? 1000 eurų bus kaip 100 eurų dabar. Jo, jau. aš kalbu, kad jo, kai tau bus... Jeigu šitą nuklipins kažkas kaip Monika Šalčiūtė, kur Jo. 1 litas bus prie 1 euro ir visi prikolino, kur tiesa atsirado, žinai, tipo. Nu. Kažkada bus 1000 eurų prie 100, nepala, kaip sakiau. Gali būti, jo. Kaip tu sakai? Gali Kaip būti. dabar kaip yra 100 eurų, kiek mums vertingas, tai Jo. bus po to 1000 eurų. Jo. Tai. Jo. Taip ir bus, manau, po... Aš manau, kad po bus. Manau, 20 metų tikrai. jo. Aš ir dabar tai galvoju. Tai vad, kaip mes būsim pensininkai, tai štuka Nu, bus. nesikreizinti po infliaciją, kaip kyla panašiai. Tai. O, pavyzdžiui, žinojot, dabar vat, mačiau irgi straipsnį, kad šiaip, fun fact, žinojot, kad jeigu karo metu ar dar kažkas, ar ne, jūsų paimta paskola, pavyzdžiui, pasiėmė paskolą. Nesinuliuoja. Jo, nesinuliuoja. Nusipirkat namą, sunaikina ir viskas, moki paskolą toliau. Taip, visą gyvenimą toliau mokė. Jo. 20 metų, jo, tai šitą žinai ir prisimė. Kažkas, mačiau, rašė komentarą dėl to PVM, kur mes kalbėjom praeitą kartą, kad tiesiog iš 18 procentų į 21 pakėlė laikinai. Tai visą laiką taip kaip ir buvo. Tai Nežinau. ką buvo PVM-as, ne? Nu, taip, jis buvo, bet buvo tiesiog 18 procentų. Aš šitą nežinau, bet, nu, tipo, negali būti. Bet mes klausim čia GPT. Jis irgi, žinai, kartais Biškai pagrybauja. durneliukas yra kartais irgi. Ai, žiūrėkit, dar prisiminiau, aš vieną momentą kažko paklausiu, po to norėjau atsveikinti su juo, bet jis nemoka atsveikinti. Norit paklausyti, kaip atsveikina jisai, žiūrėkit. Reikia prieš ją pasiruošti balsą. Labas, kaip tu? Labas, puikiai, ačiū. Kaip tu? Neblogai, gerai, ačiū, viso gero. Smagu girdėti. Jei dar ką nors sugalvosi, kreipkis. Gerai, iki. Iki gero vakaro. Ir nepadeda ragelio. O tai gali padėti ragelį? Žinoma, kaip galėčiau padėti? Ne, tiesiog atšauk skambutį. Pokalbį. Nie. Iki. Sveiki. Ne, gali sveiki. padėti ragelį ir nebešnykėti su manim. Žinoma, visada gali kreiptis, kai reikės. Gali tiesiog išjungti mano programėlę šitą. Baig kalbėti. Prašau, baig kalbėti. Jei kas nors prireiks, būkite. Nu, garačiai, net žodžiu. Bet, blema, ir nekalbėjo. Blet, prikolas. Kažkai laiko nekalbėjo. Jo, Kažkaip blet, vėl. prikolas. Reikės? Tai ką, viskas, ne? Gerai, viskas. Ačiū jums, galite siūsti istoriją savo mums į L paštu arba mums asmeniškai. Bet jeigu Žinai, esate... kas nors, aš nebuvau prisijungęs prie... Patikrinat? Gal atėjo? Patikrinam, jo, bet praeitą kartą neprašėm, praeitus 2 podcast, man atrodo, neprašėm, tai nieko ir nebuvo. Tai parašykit istorijų jokingų apie, nežinau, viską, kad ir kas jums atrodo jokinga. Rašykit. Galim mes su butonu pasižiūrėsim. on camera įvertinti Antano šitą, sakė, atsinaujino coverį. Kaverį, kokį kaverį? Ai, su jajam ten tą? YouTube'ės? Ai, tai čia tiesiog nuotrauka. Taip. Ir tekstas už tavęs. Okay. Ne, tai čia viskas simple, tiesiog man ta nuotrauka buvo prie pat arti, žinai, o banerį, kai tu darai, ten yra 2500, man atrodo, ant kažkiek pikselių ir, nu, ten žodžiu labai platu, žinai, ir ilgas. Okay. Ir man jisai buvo tiesiog suspaustas ir kaip man pasidaryti, kad būtų, nu žinot, kai daro tą banerį ir ten toks mažiukas. Nu, ir tipo, aš sakau, tipo, padaryk mane visą, žinai, tokioj pačioj studijoje, tik tais, kad aš mažesnis, žinai, ir taip toliau. Pi žiūriu, padarė dahuja didelę tokią pačią studiją. What fuck? Man tai čia kosmosas yra. Ką, geiminsi, negeiminsi? Geiminsiu, vieną kartą į savaitę bus gamingo videkai. Okay. Dėl streamų nežinau, we'll see, bet... Energijos ten reikia. Jo, taip pat grįžta visi kanalai. Main, gaming, vlog ir podcast. Ok, tai 4. 4. Pas mane 2 ir šitas, tai 3. 3. Pas mane 0 ir šitas. Tai 1. Gerai, ačiū labai, su jumis buvo mes Sėsk 3, tik niekam nesakykit, Antanas Česka ir Butomis Tomas. Tomai de Butomi. Babatino. Babatino. Tai ačiū labai ir susimatysime kitą savaitę. Šitą podcastą filmavo Aurimito Fakalito. Gal taip šiauriai? Pabaigos. Čiskavito visą geirito.